tėvai yra pavyzdys, tai tėvams tikrai tenka svarbus vaidmuo papildomo maitinimo proceso metu, nes jie priema sprendimus, kada pradėti papildomą maitinimą, kokiais maisto produktais, kokiu metodu, ar tyrelėmis, ar gabaliukais. Jie taip pat ir apibrėžia taisyklės ir lūkesčius, bei yra realus pavyzdys savo vaikams. Taigi rekomenduojama valgyti kartu prie vieno bendro stalo, nesinaudoti telefonais, nežiūrėti televizoriaus valgymo proceso metu, stengtis sveikai ir subalansuotai maitintis ir taip pat neskantinti vaiko valgyti žadant apdovanojimą, ar saldainį, ar filmuką, kad tai netaptų kažkokiu įpročiu, kuris yra tikrai neteisingas, nes mes valgome ne už tai, kad mus apdovanotų, ar ne? Na ir aišku, taip pat norint, kad vaikas sveikai maitintųsi, neturėtumėm vaiko ar ne pripjaustyti šviežių paprikų ar ten, sakykime, agurko, o patys pasimti čipsų pakelį ir atsisėsti prie televizoriaus ir valgyti, nes tada natūraliai vaikui kyla klausimas, o kodėl negaliu aš taip, ar ne, kaip tėtis ar mama.